Jaunimo Europos komandos narė esu nuo 2021 metų, nuo pat atrankinių mokymų rugpjūtį. Ilgą laiką norėjau studijuoti politikos mokslus, dar prisijungti prie Jaunimo Europos komandos man atrodė gan natūralus žingsnis. Prisijungdama į Jaunimo Europos komandą siekiau dviejų dalykų. Tai pirma, žinių apie Europos Sąjungą ir antra, išmokti viešojo kalbėjimo. Aš manau, kad Jaunimo Europos komanda tiktų kiekvienam jaunuoliui, nes tu išmoksti tas savybės, kurios yra naudingos kiekvienai gyvenimo sričiai, kiekvienam darbui, tai yra kalbėti, dėrėtis, kalbėti drąsiai telefonu, pakviesti kokį nors politiką galbūt į savo renginį arba tiesiog išmokti būti drąsiam. Daugiau turėti drąsos ir tikriausiai mažiau jaudintis, nes nėra ko jaudintis, visi yra ateinantis tokie patys, galbūt ne viską žinantis ir tikriausiai visko žinoti nėra įmanoma. Pasakyčiau tikrai pildyti ir manau, kad tikrai nepasigailėsit. Žinias, kokias suteiks šita komanda, šita veikla, tikrai pravers labai gyvenimą.